Sveiki! Paskutinį kartą mes dėliojame šitas smagias dėliones, sudėliojame vieną kačiuką ir sudėliojame vieną šuniuką. Štai, čia dėžutės. Dabar šį kartą mes dėliosime šitą šuniuką ir šitą kačiuką. Na, pradėkime. Šitos patraukime į šalį. Pirmiausia, pradėsime nuo ko? Nuo šuniuko ar kačiuko? Gal pirmą pradėkime nuo kačiuko. Taigi, darykime dėžutę. O, kiek daug detalių. Na, apverskime detalės gerąją pusę į viršų. Na štai, sudėliojame visas detalės gerąją pusę į viršų. Ir pirmiausia, pamėginkime surasti dėlionės kampus. Štai čia tikrai matau vieną ir antrą. Na, pamėginkime dar rasti kitus du kampus. Štai trečias. Ir štai ketvirtas. Valio, mes radome kampus. Šiaip neprivalu būtent taip dėlioti dėlionę, bet man taip labiau patinka. Taigi, kai turime 4 dėlionės kampus, pamėginkime sudėti dėlionės rėmelį. Na štai, sudėjome dėlionės rėmelį. Viena detalė truputėlį buvo nulinkusiu krašteliu, bet tokių dalykų pasitaiko. Ir dabar pamėginkime sudėti pačią dėlionę. Mėginkime rasti mūsų gražų žavųjį kačiuką. Valio, štai sudėjome mūsų žavų kačiuką. Štai kaip atrodė ant dėžutės ir štai kokį turim kačiuką. Beje, jei nepaminėjau, tai šitos dėlionės sudėjus visas 54 detalės yra 20 cm ant 12. Tokios žemingos dėlionės, jas galima suklijuoti ir dekoruoti namus, galbūt netgi padaryti tokią atvirutę. Labai gražus kačiukas. Taigi, sudėlioję šitą kačiuką, dabar mėginsime sudėlioti šį šuniuką. Darome dėžutę. Štai visos mūsų detalės. Ir kaip visada atverčiame gerąją pusę į viršų.
Na štai, visos dėlionės detalės. Dabar pamėginkime surasti kampus. Štai čia jau tikrai matau vieną. Kartais truputėlį užtrunka juos surasti. Štai antras dėlionės kampas. Trečias. Na ir pamėginkime gal šis greitai rasti ir ketvirtą. Štai ir ketvirtas kampas. Na, dabar pamėginkime juos teisingai sudėti. Manau, kad turėtų būti šitaip. Ir dabar pamėginsime sudėlioti dėlionės rėmelį. Na štai, sudėjome rėmelį. Dabar, pažiūrėkime dar kartą paveikslėlį, mėginsime sudėti šitą gražų šuniuką. Na štai ir sudėliojame mūsų šuniuką. Taigi, sudėliojame štai šitokį šuniuką, šitokią katytę, šitą šuniuką ir šitą kačiuką. Dabar pažiūrėsime į juos visus. Jeigu tik telps mums. Štai mūsų kačiukai ir šuniukai. Tikiuosi, jums patiko. Išsirinkite savo mylimiausią ir iki kito karto. Iki!